Labas rytas, vėl 7 ryto, 5 diena, pakuojamės, judame link ežero ir išsilaipinam. Šiaip netaip įlipau, išpurvinau šiek tiek, bet nieko, po to pavalysiu. Pradedam. Vietinė maža miestelė, maža priplaukėlė. Labai daug jų tokių aplinkui visur. Man dar apie 15 kilometrų. Daug gražių ir sodybėlių. Ant kranto yra įrengta. Būtų smagu apsistot kada. Vėjas sukilęs. Artėjom link ežero, reiškia. Viena po kitos. Matomai į ežerą visi plaukia. Užimta jau vieta. Dabar toj bus čia nusukimas į kairę. Upeliu galima irgi išplaukti į ežerą siauresniu. Arba toliau šitą plačia vaga. Šiek tiek vėjelis priešinis, tai šiandien jau į ežerą tikrai neplauksiu. Jau prisikankinau per tą vėją pirmom dienom, bet link to kranto paliksim saugiai kažkur kajaką ir teks atgal grįžinėti. Pasižiūrėsim, kas lypi ten. Daug labai šitoj upiai tokių yra įvairiausių išsukimų, susijungimų. Lekiam ten, pasižiūrėsim. Nes dabar gaunu priešinį vėją, tai reiškia, kad ežere ir man irgi į tą pusę irgi gaučiau priešinį vėją. Dabar čiut bus lengviau irkluoti ir išlysiu prie pat miestelio. Nusukus čionai, o tenai būtų reikėjo kairiau palei ežerą. Tai priešais vėją jau iš pirmų dienų matėt, kas ten per chaosas buvo. Ir čia ramiau, nėra tiek daug valčių. Čia jas zuja ištisai. Kokia žuvį šokinėjo. Labai gerai matosi, kad artėja prie atviros vietos. Vėl tas stiprus vėjas. Esu jau prie pat ežero. Čia bus kitas ežeras, iš kurio galėtum irgi nuplaukti vėl kitur. Tų sujungimų beprotiškai daug, bet užteks. Esu pavargus, reiks grįžti į mašiną, pailsėti, pasikrauti viską. 20% turiu dar powerbanką. Užteks iki miestelio. Tada pasižiūrėsim, kaip šiandien diena baigsis. Neaišku, dar niekada rytą atsikėlus nežinau, kur užbaigsiu dieną. Estija. Ilgai užtrukau. Vau. Gražu ir čia. Nenoriu labai išlysti, nes po to mane nupaus. Bet aš jį pasiekiau. Fu. Prisiparkavau labai įdomioj vietoj. Bet bandom išlipti. Čia dar vanduo. Vietoj tai esu geroj, bet įdomu čia ar kelias yra su mašina atvažiuot, bet čia gera slapta vietelė, nes kol aš pasiimsiu savo mašiną dar neaišku, kada grįšiu. Čia panašu, nieko nerasiu.
Nu, čia gali kažkur nueiti, bet labai jau sudėtinga bus. Man atrodo, čia policijos departamentas, tai man pasisekė, nes aš va čia tiesiai ir išlipsiu. Čia paliksim šitą baidarę. Viskas, Estijos pabaiga. Paliksim maždaug čia. Daug labai kažko įspūdingo čia nėra. Aš bandysiu tranzuoti. Visur tokie krantai, va. 70 km nueiti. Taip tiesiai per Tartu. Tai būtų gerai, jeigu kažkas nuvežtų iki Tartu nuo čia. Ir tada kažkaip pasiėmiau tik kamerą, piniginę, telefonus. Visą kitą palikau, neturiu kaip paimti. Pradžiai bent Tartą reikia pasiekti. Neveikia. Aparatas prarijo mano 2 eurus. Ir kortelė neveikia. Nusipirkau skanumynų. Grįžtam jau autobusų stotelę. Sakė, lygtais 2 eurų kainuoja nuvažiuoti iki Tartu. Tai teks palaukti. Einam, dabar grįžtam atgal. Sakė, kaip ir jis turėtų būti ir panašiai. Tai jau gerai. Jeigu nusigausi iki pusę kelio, jau bus labai gerai. Parvažiavau su viešuoju transportu. Dabar liko paeiti apie 2 kilometrus. Iki pusvalandžio. Būsiu prie mašinos, lėksim atgal. Ir spėsiu iki kol sutems. Tai labai gerai, tikiuosi viskas ten saugiai, bet turėtų būti. Grįžau, mašina stovi po dešinę. Šeimininkės mašina irgi stovi. Bet jau nieko nesakysiu. Nes dabar sumokėjau 7 eurus prieš tai 70. Tai reiks grįžti. Mano baidarė vis dar čia. Ką tik atėjo policijos pareigūnas, sakė, kad jau jaudinosi, kad nieks neatvyks. Bet pakalbėjom, viskas gerai. Tai traukiam viską ant stogo ir tada važiuojam. Viskas, visi daiktai sudėti. Ten skalbimas. Liko tik baidarę užsimesti. Ir judėsim toliau. Pasižiūrėsim, kur šiandien keliai nuves. Rytoj tai tikrai atsidursiu Latvijai. Rytoj dar laisvadienis. Jau išsiskalbt, pamiegot, pasikraut viską reikia. Šiandien jau nemanau, kad spėsiu. Tai poryt bus iš Latvijos jau pradžia link vienos upės, tada į Gaują, link Baltijos jūros. Viskas gerai čia gavo šiandien. Keliam baidarę ir važiuojam.